Verslas turi įvairių problemų, kas susiję su elektros energija. Pirmoji problema yra kainų nestabilumas, kad mes turim kainas, kurios svyruoja ir svyravimai priklauso nuo įvairių faktorių. Tai yra ir nuo geopolitinių, ir nuo išteklių kainų, ir nuo daug įvairių situacijų ir nuo gedimų. Viskas priklauso ir remiasi į galutinę elektros energijos kainą. Elektros energijos kainą stabilizuoti mes galime dalį kainos su saulės elektrinė. Įsirengiant elektrinę, turim kažkokius fiksuotus kaštus elektriniai ir turim kažkokią tai aiškę sumą, kiek kainuoja 1 kWh sugeneruoti, tai galima sumažinti tą kainos nepastovumą su saulės elektrinė. Kaupiklis prie to tik tai prisideda. Įkrauti kaupiklį mes galime žemomis kainomis, iškrauti aukštomis kainomis ir taip sumažinti ir suvienodinti tuos elektros energijos kainų šuolius. Tai pirmas panaudojimas kaupiklių, kad galime mes suvienodinti, išlyginti, sumažinti kintančias elektros energijos kainas. Antras kaupiklių panaudojimo būdas yra, kad mes galime užtikrinti su kaupikliais elektros energijos tiekimo patikimumą. Jeigu dingsta elektra ir nuo to nukenčia gamybiniai procesai, patirimi nuostoliai, arba elektros energijos dingimai būna dažni ir ilgi, planiniai darbai, tai su kaupikliais galima šią problemą išspręsti, pasirinkant off-gridinę sistemą, tai yra nuo tinklo atjungtą sistemą, kuris sugebėtų dirbti ir prie tinklo prijungta, ir atjungta nuo tinklo. Ir taip mes galėtumėm išspręsti tą problemą, kad kai atsijungia skirstomasis tinklas, kai nebėra įtampos skirstomajame elektros tinkle, mes persijungiam į uždarą tinklą ir tame uždarame tinkle mes generuojame ir vartojame tol, kol kaupikliai neišsikrovė. Trečias būdas panaudoti kaupiklius, tai yra, kai trūksta įvado galios ir pasitaiko atveju, kai pasididinti įvado galę kainuoja nemažas investicijas ir pasitaiko ir taip, kad įsirengti kaupiklius būna net pigiau, negu kad pasididinti įvado galę rekonstruojant skirstomą elektros tinklą. Kaupikliai tokiu atveju padėtų sumažinti investiciją į tinklą, įsirengiant kaupiklius pas save ir kaupikliai tą galios trūkumą tinkamu laiku, kai tos galios trūksta, galėtų generuoti arba pasikrautų kažkada, kai ta galia yra mažesnė. Ketvirtas būdas panaudoti kaupiklius, išspręsti net meteringo problemą. Verslas, kuris turi įsirengę saulės elektrinę ir turi net meteringo sistemą, atiduoda perteklinę elektros energiją į tinklus ir kai reikia pasiima atgal užfiksuotą mokestį. 2031 metų pradžioje ta sistema dings ir visi verslo klientai bus perkelti į net billingą vadinamą. Tai net billingas reiškia, kiek atiduosim kilovatvalandžių į tinklus, tai jos bus į tinklą priimtos pagal biržos kainą tuo metu, bet tai nereiškia, kad biržos kaina tuo metu bus gera. Ir kaupikliai padės įsikrauti ir panaudoti saulės elektrinės sugeneruotą elektros energiją po 31 metų pasikeitimų. Tai kaupiklį šiai dienai su parama galima įsirengti už nepadoriai mažą investiciją. Todėl investavus šiai dienai ir būt pasiruošus 31 metams, tai čia yra galimybė investuoti su labai maža rizika ir didelė grąža ateityje.